Atėjus šaltajam metų laikui, kiekvieno augintinio šeimininko pareiga užtikrinti kokybišką savo gyvūno priežiūrą, kadangi būtent šiuo laiku dažnai susidurima su įvairiomis traumomis, tokiomis kaip raumenų patempimai, kaulų lūžiai, išnirimai ir kitomis. Apie šias problemas bei pagalbos būdus plačiau pasakoja veterinarijos klinikų tinklo Dr. Vet gydytojas ortopedas Lukas Mačiulis. Atėjus žiemos sezonui nereikėtų pamiršti to, kad ne tik vasaros sezonu ar šiltuoju metų laiku yra patiriamas traumas, bet ir žiemos laikotarpiu. Tai tiek būtent pakalbėsime apie žiemos laikotarpiu patiriamas traumas ir išskirsime kelius pavojus. Tai pirmas pavojus būtų gyvūnų šeimininkai turėtų atkreipti dėmesį, kad vedžiojant gyvūnus slidžia arba šlapia danga gyvūnai gali patirti raumenų ar raiščių patempimus ar net plyšimus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra rizikos grupės, tokios kaip senyvo amžiaus gyvūnai ar gyvūnai turintys lėtines ligas kaip osteoartritus ar sąnarių degeneracinės ligas. Taip pat gyvūnai, kurių anatomija yra susidedanti iš trumpų kojų ir ilgo korpuso. Gyvūnų šeimininkai turėtų atkreipti dėmesį, kad tai yra gyvūnai, kurie yra rizikos grupėje ir jie gali patirti dažniau traumas ant slidaus paviršiaus kaip ledo. Dažnai būna patiriamos traumos ne vien tokios smulkios kaip raiščių patempimai, bet net ir sąnarių išnirimai ar lūžiai. Ir neretai reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją ir atlikti chirurginės intervencijas. Antras pavojus būtų susidedantis iš to, kad reikėtų atkreipti dėmesį gyvūnų šeimininkams vedžiojant savo augintinius ir pasirinkti tinkamas vedžiojimo vietas, tai yra gerai žinomas vietas, kadangi kada žiemos laikotarpiu kelio danga būna stipriai padengta sniegu, mes nežinome, kas po jai yra, dažnai pasitaiko tokiu atveju, kad gyvūnai susižaloja savo pėdutes arba kojas po sniegu esančiomis stiklo šukėmis, aštriais daiktais ar net su dužusiu ledo šukėmis, patiria traumas ir pakankamai gilius įpjovimus, ko pasiekoje pakankamai dažnas dalykas reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją ar net chirurgą. Trečias toksai pavojus būtų žiemos laikotarpiu, tai yra vedžiojant, ypač galbūt miestuose būtų aktualu, vedžiojant gyvūnus vietose, kur yra pakankamai stipriai kelias padengtas druskos mišiniu. Gyvūnai dažnai susižaloja savo pėdas ir patiria terminius arba cheminius nudegimus, ar net kyla būtent pėdučių alergijos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu yra tokios sąlygos, pasirinkti vedžioti augintinius kelio danga, kuri nėra tokia druskinga, arba apsaugoti gyvūnų pėdutes, kaip pasirenkant specialius batukus pėdutėm ar kojines, ar tepant pėdutes specialiais tam skirtais vaškais ar aliejais. O jeigu nutiko nelaimė, jūs tada galite kreiptis į mus, Dr. Vet veterinarijos klinikos dirbančius gydytojus.